Tai yra dinaminiai pilvo preso pratimai, kai mes judam. Tai šitie pratimai vyrams yra labai gerai. Mums reikia atlikti juos labai retai, kadangi mes išplatinsim savo taliją. 2 kartus į savaitę jūs galit pajungti 5 minutes šitam darbui, galbūt 10 norit, jeigu neturit pilvo diastazės. Bet iš esmės, moteris jau treniruotės metu visada įdarbinus savo pilvo presą, jeigu ta treniruotė nėra tik ant treniruoklių. Jeigu jūs vaikštote į grupinės treniruotės, nereikia jums atlikinėti 5 minutės pilvo preso pratimų. Pilvas nenueina dėl šitų pratimų. Pilvas nueina, kai dirbam kojoms, nugarai, krūtiniai, užpakaliui. Tai statiniai pilvo preso pratimai, kurias lygiai taip pat galite rasti čia, tai yra jūsų kiekvienos dienos pasirinkimas. Ir juos atlikti galit kiekvieną dieną. Ir turint diastazę, tai yra pagrindinis stiprinimas jūsų juosmens, pilvo preso raumenukų, jeigu tai atliekama taisyklingai. Dinaminius pilvo preso pratimus aš labai mėgstu, bet aš juos neatlieku kiekvieną kartą, nors tai būtų man labai lengva. Labai greitai svyla viskas ir jaučiasi, bet aš saugau savo taliją.